laukiam rytojaus išvykimo. Labadiena, mėly žiūrovai, sveiki susirinkę į jachtą Joana. Vyksta pasiruošimas plaukimui į Gotlandą. Šiandieną yra šeštadienis, Liepos 13 diena ir kaip tik šiuo metu per Baltiją eina stiprus ciklonas, vietomis gūsiai yra netgi iki 25 metrų per sekundę. Tai mes laukiame, kol šitas ciklonas praeis ir tuomet rytoj, sekmadienį ryte, planuojame išplaukti pro Klaipėdos vartus ir traukti link Gotlando apačios. Egis nusprendė dar vieną apsukimą topiniam vantam pridėti. Gerai prie tokio vėjo matuoti vantus, bet žinom, kad trūksta po kokį apsisukimą biškį laisvokį plaukiant. Pasuksim. Pasitepiam, kad gerai slystų. Taip atrodo 5 ryto Drevernoje. Na gerai, 5:30. O taip atrodo 5 ryto ant mano veido. Nelabai gerai miegojau naktį. Važiuojam. Važiuojam. Startas nebuvo pats sklandžiausias, pamečiau kransą. Tai reikėjo gelbėjimo operaciją daryti. Na va, pagaliau pasiekėme uostą. Kol kas sekėsi plaukti taip vidutiniškai, šiek tiek ant variklio, šiek tiek paburiavom. Netrukus artėsim prie vartų. O uostas man kažkaip visą laiką labai gražiai atrodo. Šitie konteineriai, kranai, išsikraudinėja laivai, fūros išvažinėja iš jų. Atrodo, norėtųsi išsimesti inkarą ir stebėti, kaip darbas vyksta. Jau esam praktiškai ant varto, Egis sugalvojo dar vieną rifą paimti. Singiau vieną, pirmą. Jūra atrodo ganėtinai banguota, jau iš čia matau, tai turbūt bus linksma pradžia. Jo, turime tokias bangeles iš uosto. Biški yra. Per pirmas 10 minučių išplaukus pro vartus lūžtanti banga taip dėjo, kad aš likau visa šlapia. Egis tuo metu buvo viduj, tai nesušlapo. Bet žodžiu, dabar visi pašikniukai šlapi. Nemaža banga likusi po vakar. Po šiąnakt teisingiau mažiausiai norisi kažką filmuoti, bet žinau, kad montuot bus smagu tokias dalis. Vienas jūrininkas pavargęs. Vejasi laivas mus. Vokiečiai Legolas pavadinimas. Aplenksnis, ryškiai didesnis tas laivas. Jūroje. Aplenkia. Laivelis. Ką vairuoja autopilotas. Oras labai neblogas, tik tais banga po vakar yra užsilikusi. Kartais įsupa tokią vieną kitą bangelę, bet galima gyventi dabar jau. Ne taip kaip prie Klaipėdos vartų. Kelią dar turim belę kiek. Ir netekome vieno jūreivio. Užpuolė jūrligę. Buvo žuvų pašėrimas. Tikro pasėmėm grotę vieną rifą. Genujai taip pat biškit pasirifavom. Na ir ką, važiuojam, visai neblogų greičių dar. Jeigu 5 mazgus kelionėje pavyks išlaikyti, aš būsiu patenkintas. Tai miegant užsupo? Gal jau šnekėlė yra. Buriuotojai miega, visi pamainai, nakčiai.
Biški užpuolė jūrligę. Kaip jaučiatės? Kažkaip atrodo vėliau, biški nukreipė dėmesį. Šiaip bangos nebeliko praktiškai ir vėjo nebedaug. Slenkame 3.8, 3.9 mazgo. GPS biški rodo daugiau. Biški mums meluoja, bet nieko tokio. Kol judam, tol variklio tikrai nekursim. Pilnos burės. Šrifuota viskas. Jūra nusiramino. Gražus vakaras. Laivų aplink ne vieno. Ką, biškai apsirengiam. Ruošiamės naktiniai pamainai. Saulė palydėjo, reiks įjungti navigacinius žibintus. Nu ir ką, ir toliau pabudėti. Liko 61 jūrmilė. Gana rami jūra. Vėjuko turime. Šiaip lekiame visai smagiai. Su pilnom būriam. Turėtų būti lengva naktis. 3 kart nusispjauti. 4 ryto. Po truputį slenkam link Gotlando. Liko apie 40 jūrmilių. Dangus vis dar truputį raudonas. Gal toks ir liks. Gal praslinks saulė palei horizontą iš rytus. Judam lėtai, 3 mazgais, bet panašu, kad pavyko kažkiek sustabdyti jūrligę, nes buvo čia gerai įsisiūbavus, nors ir bangos nebebuvo praktiškai, labai nedidelė palyginus, bet vis tiek žiauriai mane puolė. Žuvis čia šėriau į kairę ir į dešinę. Galvojau, kad pasibaigs visą tai tik tais tuomet, kai išlipsiu. Bet išgėriau tabletytę ant pagerėjimo. Nuėjau pagulėti. Tai panašu, kad išliko jinai skrandyje ir suveikė. Toks vienas žiauresnių atvejų, sakyčiau. Va, į tokį vaizdą aš dabar žiūriu. Panašu, kad taip ir nesutems šią naktį. Nėra šilta, bet ir nežiauriai šalta. Reikia kepurės, 2 porų kelnių, pirštinių, megztinio, flisinio, plonos striukės ir ant viršaus šturmės. Ir taip, galima būt, galima sėdėti. Oras labai drėgnas, tai matyt, ta drėgmė duoda. Taip drėgna laukia, atrodo, kad laista kažkas šito randu padangti. Mažai vėjo, tai varom ant variklio. Smėlio, pavydžio, nekantrauju įlysti į šiltą miegmaišį. Variantas čia dar pakeisti šitą visą maršrutą. Tai pakeitėm planą, plauksim į Vartburgą, nes vėjo nėra, jau maturuojam nežinau kiek valandų ir dar reiks maturuoti, atrodo, kokias 4. O iki Burgsviko kažkaip 2 valandom maturavimo daugiau, tai šiek tiek atsibodu, nes vėjo visai nebeliko, kažkokia dar bargelė likusi, tai subuojam čia kaip supynės. Čia Artploteryje matome laivą. Laivas yra va ten. Nežinau, ar matosi. Artėjame link Wartburg uostelio. Nieko nematau. Keturakis Džo. Bandom pataikyti postą. Kažkaip tai. Na štai, atplaukiam pagaliau į Wartburgo uostelį. Ne tas uostelis, į kurį planavome vykti, bet irgi bus neblogai. Kadangi vėją mums išjungė, tai nebelabai norėjom motoruoti toliau.
Uostelis nedidelis, žmonių irgi ne per daugiausiai, nes toks ganėtinai atokus. Dabar reikia susimokėti marinos mokesčius ir turėtumėm gauti patekimą į tualetą ir dušą. Išsitraukiam dviratukus, važiuojam pasivažinėti po apylinkės. Atgaivinti kojas po ilgo sėdėjimo. Toj saloj daug labai paukščių skraido, nu ir kvapelis, tai ujujui. Atradom kažką panašaus į Baltijos pajūrį. Mūsų Baltijos pajūrį, čia irgi Baltijos pajūris. Bet mūsų gražesnis. Praaukom, tai ruošiam vakarienę su Virgos raugintais agurkais šviežiai, pačių išsirūkytų sūrių. Ir pomidoras iš Virgos šiltnamio. Ir salotų su prancūzišku padažu. Išgąsdinkyk. Kitas išsigando. Tas tai drąsolis. Šitą Bavariją mus pasivijo netoli nuplaukus nuo Klaipėdos ir aplenkė. Ir va susitikom su ją Badburgo marinai. Pakomentuok, ką nors. Po vakarienės išėjom pasivaikščioti po apylinkės uostelio. Nuėjome į šalia esantį katerių uostelį, apsukom ratuką pro savo uostelį. Dabar stovime ant jo molų. Prieš tai važiavom pro šitą vietą. Jaučiam, kad smarvė tokia keistoka. Tai vat atradom, kas čia smirdi. Labas rytas iš Vadburgo uostelio. Šiandien esam kaip nauji žmonės, nes pataisė dušą, pataisė tualetą. Galėjom išsitirkšti, pagaliau atsigaivinti po ilgos 24 valandų su viršum kelionės. Dabar ketiname plaukti į Burksviką, vakariniai salos pusėje esantis uostas. Iš ten žiūrėsim, ką toliau daryti. Spręsim. Na va, labai lėtai šliaužiam link Burksviko, bet labai lėtai. Porą mazgelių tik tais. Nu, daugiau ant Navionics rodo. Tai kiek rodo? 2,4, 2,3. 2,4, 2,3. Tai yra porą mazgelių. Nedaug te paplaukiam, kūrėm. Kadangi kursas toks truputį pavėjinis, tai vėjo neužtenka, burės plazda, makaluojas, žema banga. Tai motoruojam. Pasitaisė situaciją, plaukiam jau 4 mazgais. Sliūkinam pro Gotlando apačią. Neilgai pasidžiaugiam, geriausiu atveju pusvalandį, vėl motoruojam, nes užlindom už salos ir užtojo vėją. Egiui labai patinka motoruoti, sėdi visas piktas. Ir vėl ant būrių, rinkis darbo pokalbį. Tiesiog darbo skambutį.
Vėjo malūnų parkas šalia mūsų. Atvykome į Burksvik uostą. Čia jau daugiau laivų, lyja aiškiais, daugiau vietos. Štai va tas laivas, jį bus įdomu pasižiūrėti iš vidaus, jeigu netyčia sutiksim savininką. Išėjome į žygį į Burksviko miestą. Pasirodo, jisai apie kilometrą nuo uosto randasi. Truputį nepaskaičiavom, galėjom dviračius išsitraukti, bet gerai ir kojas prajudint. Taip. Kadangi lauke lyja, tai vakarėlis persikelia į vidų. Žiūrim per planšetę visokius video, gurkšnojom kokteiliukus ir vat užkandai pasirinkom pomidorų su agurkais. Atsisuk. Pamojuok. Pamojuok. Pamojuok.